Lietuvoje populiarėja vienas seniausių olimpinių sporto šakų – fektavimas. Mūsų šalyje dar gan egzotiška sporto šaka pritraukia vis daugiau norinčių špaguotis. Geriausių Lietuvos fektuotojų špagos kryžiuosis šeštadienį Vilniuje Ekinsto sporto salėje. Lietuvos fektavimo taurės turnyre kovos daugiau negu 100 fektuotojų. Iš viso Lietuvoje yra 5 fektavimo klubai – po 2 Vilniuje ir Kaune bei 1 Klaipėdoje. Siekiama, kad būtų suburti klubai ir kituose šalies miestuose. Gerėja lietuvių rezultatai ir tarptautinėse varžybose. Europos čempionate Tomas Krasikovas užėmė 21 vietą ir kovoja dėl kelialapio į 2016 metų Rio de Janeiro olimpinės žaidynės. Tautinėje arenoje mes esame stiprus vidutiniokai. Dalyvaujame ir mūsų įvairaus amžiaus grupių rinktinės važiuoja į Europos ir pasaulio čempionatus. Tikimės, kad artimiausiai ateityje pasieksime ir geresnių rezultatų. Galbūt tai šiuo metu tai susijęs su to, kad vyko tam tikra sportininkų amžiaus kaita. Mūsų stiprus sportininkai dėl emigracijos problemų išvyko ir gyvena kitose šalyse. Jiems sunku derinti galbūt vienu metu ir šeimos išlaikymo klausimą su sportu, tačiau jie atvyksta į pasaulio Europos čempionatus. Norėčiau paminėti Tomą Krasikovą, kuris gyvena Norvegijoje, Jūratę Maklai, Šveicarijoje. Tai mes palaikom ir jų norą dar sportuoti. Latvija, Estija, kas liečia masiškumą, mes esame, aišku, pranašesni. Mūsų galimybės ateityje siekti geresnių rezultatų yra galbūt didesnės, tačiau estai turi geras tradicijas ir jie sugeba, turėdami galbūt mažiau dalyvių, pasiekti geresnių rezultatų. Estai tarptautinė arena gana aukštas vietas iki šiol užėmė, mes bandysime juos vytis ir nugalėti. Lietuvos fektavimo čempionatuose neretai dalyvauja ir penkiakovininkai. Fektavimo federacijos prezidentas, kuris yra ir šiuolaikinės penkiakovės federacijos viceprezidentas, mano, kad jeigu su špagomis susikautų geriausias šalies fektuotojas Tomas Krasikovas ir vienas geriausių penkiakovininkų pasaulyje Justinas Kinderis, stipresnis būtų fektuotojas. Fektuotojai pagal jų kovos turinį, pagal taktiką, jų arsenalas, aišku, yra platesnis. Jie kovoja iki, sakykime, tose svarbiausiose kovos iki 15 durių, tuo tarpu penkiakovininkai vienu, labai skirtingai kovos stiliai ir, aišku, fektuotojams sekasi geriau, taip kaip ir turėtų sektis, nes jie yra fektuotojai. Tai visgi kalbant apie tai, ko mes galėtumėm tikėtis, kad dvikovoje Tomo Krasikovo ir Justino Kinderio, kas būtų nugalėtas, aš manau, kad Tomas Krasikovas. Lietuviškų pavardžių galima rasti tarp tituluočiausių pasaulio fektuotojų. Lietuvių kilmės amerikietė Mariela Žagunis tapo olimpinė čempionė Atėnų ir Pekino olimpiadose. Lietuvos krepšinio lygos lyderiai Kauno Žalgirio krepšininkai sieks revanšo susitikime su Utenos Juventusu. Čempionų titulą ginantys žalgiriečiai per 13 turų patyrė tik vieną pralaimėjimą. Turėjo pripažinti būtent Juventuso pranašumą. LKL lyderis Žalgiris turi 12 pergalių ir 1 pralaimėjimą. Artimiausių persekiotojų Vilniaus Lietuvos Ryto ir Klaipėdos Neptūno sąskaitose po 12 pergalių ir 2 pralaimėjimus. 4. vietą užimantis Juventusas turi 11 pergalių ir 4 nesėkmes. Nacionalinėje ledo ritulio lygoje atkakli kova dėl lyderių pozicijos. Pirmaujantys Elektrėnų Lokiai susitiks su outsiderė Rokiškio komanda, o artimiausi lyderių persekiotojai Kauno Baltų Ainiai žais su Juodupės komanda. Juodupės gretas papildęs ilgametis Lietuvos rinktinės gynėjas Artūras Katulis teigia, kad Elektrėnų ir Kauno komandos bus didžiausi konkurentai kovoje dėl aukso praėjusio sezono nugalėtojui Kaliningrado Dilovaja Rus klubui. Pagal rezultatus matosi, kad tie patys ir Kaliningradas, ir Lokiai Poseidonas, kaip ir kiekvienais metais jie favoritai, tai manau, kad 2 tokios ryškios komandos. Tai va, na ir aišku, Baltuainių mes negalim užmiršti, nes Baltuainiai jauna komanda, bet pakankamai gerą rezultatą jie rodo. Šiais metais, kiek turbūt visi žino, yra 2 daugiau varžybų. Iš 12-24, tai manau, kad dar pakankamai daug varžybų, dar daugiau negu pusė.
žaisti, tai bus gan įdomus čempionatas. Vėliau čempionatą pradėjęs Kaliningrado klubas turi 3 pergalės iš 4 galimų. Praėjusiame ture čempionai gan netikėtai pralaimėjo Kauno Baltų ainiams. Kauniečių sąskaitoje 5 pergalės po 9 turų. Pirmaujantis Elektrėnų Lokiai laimėjo 7 susitikimus iš 9. Iš viso nacionalinėje ledo ritulio lygoje rungtyniauja 7 komandos. Lietuvos vyrų tinklinio A lygoje savaitgalį žais visos 5 komandos. Šeštadienį čempionato lyderiai Kelmės Antivio tinklininkai namuose susitiks su Šiaulių LG. Outsideris Vilniaus Flamingo Voliai priims Raseinių Norvilitą. Sekmadienį Norvilitos komanda viešės Marijampolėje ir susitiks su Sūduva, o Šiaulių ekipa svečiuose egzaminuos Flamingo Voliai. Lietuvos čempionate pirmaujantys Kelmės tinklininkai turi 4 pergalės iš 5 galimų. Po 3 pergalės turi Marijampolės ir Šiaulių klubai. 2 kart laimėjo Raseinių komanda. Be pergalių lieka Flamingo Voliai tinklininkai. Baltijos moterų tinklinio lygoje pergalių seriją sieks pratęsti Jonavos Achemos tinklininkės. Visas 8 pergalės iškovojusi Jonavos komanda savaitgalį susitiks su tarp outsiderių esančiais Latvijos klubais Ezerzeme ir Rygos RSU. Abi Latvijos ekipos turi po 2 pergalės ir dalijasi 9–10 vietas. Latvijas lenkia tik absoliučią Baltijos lygos outsiderę Kauno Heksą. Visus 8 kartus pralaimėjusios Heksos tinklininkės savaitgalį taip pat susitiks su Ezerzeme ir Rygos komandomis. Lietuvoje pirmą kartą vyks salės futbolo Baltijos taurės turnyras. Kėdainių arenoje penktadienį Lietuvos rinktinė susitiks su Estija. Šeštadienį estai kovos su latviais. Paskutinėse turnyro rungtynėse sekmadienį Lietuvos futbolininkai rungtyniaus su turnyro favorite laikoma Latvijos rinktinė. Latviai laimėjo visus 3 iki šiol vykusius Baltijos salės futbolo taurės turnyrus. Lietuvos rinktiniai Baltijos taurės turnyras taps generalinė repeticija prieš Europos čempionato atrankos turnyrą, kuris kitų metų sausį vyks Kaune. Žalgirio taurės Žolės riedulio uždarųjų patalpų turnyre Lietuvos komandos susitiks su kaimyninės Baltarusijos klubais. Dėl Žalgirio taurės Vilniuje kovos 3 Lietuvos ekipos – Širvintų Inta ir Širvintų Ježvitas, bei Vilnius Žuvėdra Tauras ir 3 Baltarusijos klubai – Minsko City Team ir Minsk bei Bresto Stroitil Žolės riedulininkai. Teisę žaisti Žalgirio taurės turnyre mūsų šalies komandos iškovojo praėjusį savaitgalį vykusime Lietuvos Žolės riedulio federacijos uždarųjų patalpų taurės turnyre. Po 2 savaičių Lietuvoje vyks ir moterų Žolės riedulio Žalgirio taurės turnyras, kuriame Lietuvos komandos susitiks su Baltarusijos ir Ukrainos klubais.